Sveiki, mėly klausytojai, laida Gyvieji šaltiniai su jumis ir pratęsiu krikščionybės istorijos apžvalgą. Šios istorijos eskizus parengė baptistų pastorius Albertas Latužis ir XFM radio vardu. Dėkojame Albertui už tą įdėtą darbą. Šiandieną mes užbaigsime 11 amžiaus istorijos apžvalgą ir pradėsime 12 amžių. 1054 metais įvykęs oficialus bažnyčios skilimas nubrėžė aiškią ribą, atskyrusią rytų ir vakarų bažnyčias, bei nulėmusią skirtingus šių bažnyčių istorinius kelius. Taigi, bažnyčia vakaruose. Didžiojo skilimo metu mirė popiežius Leonas IX. Po jo beveik porą dešimtmečių katalikų bažnyčią valdė popiežiai Viktoras II, Steponas X ir Benediktas X. Tačiau faktiškai visa valdžia buvo įtakingo kardinolo Hildebranto rankose. Po germanų romėnų imperatoriaus Henriko III mirties sostas atiteko šešiamečiui Henrikui IV, bet vietoj jo imperiją valdė jo motina Agnesė. Vis dėlto svarbesni visos valstybės reikalai taip ir liko kardinolo Hildebranto valdžioje. Jis pasiekė, kad būtų pakeista popiežiaus paskyrimo tvarka. Kokia jį? Hildebrantas pasiekė, kad popiežius būtų renkamas tik kardinolo kolegija ir kad niekas negalėtų į šį postą paskirti savo kandidatų. Pagaliau 1073 metais popiežiumi išrenkamas pats Hildebrantas. Jis pasirenka Grigaliaus VII vardą. Iki tapimo popiežiumi jis kalbėjo, kad popiežiaus dvasinė ir pasaulietinė imperatoriaus valdžios, jos yra tarsi dvi žmogaus akys. Jos abi reikalingos ir yra lygios. Bet tapęs popiežiumi jis aiškino, kad popiežius yra tarsi saulė, o imperatorius tik mėnulis. Grigaliaus VII pasipūtimas sparčiai augo. Popiežius pradėjo teigti, kad kaip kardinolų kolegijos išrinktasis jis yra įgalintas vienasmeniškai skelbti bažnyčiai reikalingus potvarkius ir naujus jos įstatymus. Jis aiškino, jog dėka pirmojo popiežiaus, kaip sakė apaštalo Petro, dėka jo šventumo kiekvienas popiežius tampa šventu ir tikėjimo dalykose neklystančių popiežiumi. Grigalius VII pradėjo net reikalauti, kad audiencijos pas jį metu vyskupai bučiuotų jo kojas. Popiežius vis dar savo rankose laiko ir imperijos pasaulietinę valdžią. Tačiau Henrikas IV paauga. Jis pradeda trokšti valstybės reikalus tvarkyti pats savarankiškai. Tačiau popiežius nesutinka. Jis nenori atsisakyti įtakos pasaulietiniai valdžiai. Valdant Henrikui IV, šis konfliktas tarp pasaulietinės valdžios struktūrų ir religinių struktūrų pereina į atvirą konfrontaciją, kovą. 1075 metais popiežius paskelbė dvasininkų galios dekretą Dictatus Papae, kurio popiežiaus valdžia paskelbiama absoliučia. Buvo uždraustos dvasininkų vedybos. Taip pat ir bet kokios tuomet išsikrausios simonijos apraiškos. Tai yra bažnytinių rangų, pareigų ir privilegijų pirkimas ir pardavimas. Tai buvo vadinama simonija. Visi pasauliečiai privalo paklūsti popiežiui. Jis gali nušalinti net imperatorių arba karalių. Popiežius Grigalius VII taip ir pasielgė. Maištaujantį imperatorių Henriką IV jis atskyrė nuo bažnyčios. Šis savo ruožtu paskelbė, kad pats Grigalius VII yra pašalinamas iš taip vadinamojo apaštalų sosto. Visuomenė susiskaldė, nes vieni liko popiežiaus pusėje, kiti parėmė imperatorių. 1076 metais įtampa dar labiau paaštrėjo, prasidėjo kruvinos kovos, jos užsitęsė keletą metų. Šios visuotinės suirutės metu imperatorius Henrikas IV sušaukė savo palankių vyskupų susirinkimą 1080 metais. Šiame susirinkime popiežius Grigalius VII paskelbimas apsėstas piktos dvasios ir Henrikas IV atskiria jį nuo bažnyčios. Šis susirinkimas išrenka naują popiežių, jis pasivadina Klemensu III. Tiek Grigalius VII, tiek Klemensas III vienas kitam ima siuntinėti prakeikimus. Klemensas III, pasak Anuario Pontificio,
mūsų laikų oficialaus Vatikano leidinio. Yra laikomas vienu iš 37 antipopiežių. Tai yra bažnyčios istorija neteisėtai išrinktų popiežių. Paklausykime muzikos ir grįžime prie 11 amžiaus bažnyčios istorijos. Prepare a table for me in the presence of my enemies. You make my cup overflow. All I know is in your love. All I know is in your love. All I trust is in your love. In your love. In the secret place I find you. In you I dwell safely. All I gave it all alone. In you I trust. In the secret place I find you. Oh, I gave it all to run. In you I trust. And all I know is in your love. All I know is in your love. All trust is in your love. In your love. And all I know is in your love. All I know is in your love. And all I trust is in your love. In your love. You know what you're doing, you plan where I'm going. Got it all figured out. In the fullness of time, wisdom will be justified. And we'll cry you alone, sovereign God. You know what you're doing, you plan where I'm going. Got it all figured out. In the fullness of time, wisdom will be justified. And we'll cry you alone, sovereign God. We'll all cry you alone, sovereign God. We'll all cry you alone, sovereign God. We'll all cry you alone, sovereign God. And all I know is in your love. All I know is in your love. All I trust is in your love. In your love.
all I trust is in your love. In your love. Laida Gyvieji šaltiniai, su jumis laidos vedėjas Arnoldas Matijošius. Tęsime bažnyčios istorijos 11 amžiuje apžvalgą. Šios eskizus parengė pastorius Albertas Latužis. Kryžiaus žygiai. 11 amžiaus viduryje Palestina, tai dabartinis Izraelis, dalis Libano, atsidūrė turkų valdžioje. Turkai buvo mažiau išsilavinę negu ankstesni užkariautojai arabai tuo metu. Tačiau turkai tuo pačiu karingesni ir agresyvesni už arabus. Jie taip pat mažiau toleravo krikščionis, apiplėždavo ir net nužudydavo šventosios žemės piligrimus. Pirmasis kryžiaus žygis į Palestiną buvo organizuotas 1096 metais. Paskatą šiam žygiui duoda stačiatikių vienuolis iš Jeruzalės vardu Petras. Apiplyšęs, basas, jodamas ant asilo, jis keliavo po turkų užimtus kraštus ir garsiai skaitė Jeruzalės patriarcho pranešimą apie apgailėtiną šventosios žemės krikščionių padėtį. Prie patriarcho laiško jis pridėdavo ir neva gautą iš dangaus asmenišką laišką. Petras apsilanko ir Romoje, kur, nepaisant nutrūkusių vakarų ir rytų bažnyčių ryšių ir santykių, jis kreipėsi į vakarų bažnyčios popiežių Urbaną II ir maldauja pagalbos rytų krikščionims. Urbanas II jau kurį laiką stebi įvykius rytuose ir galvoja, kaip čia išnaudoti susidariusią padėtį ir suvienyti rytų ir vakarų krikščionių bažnyčias. Vienuolio Petro prašymas jį paskatino veikti. 1095 metais Romoje popiežius sušaukė skaitlingą vakarų bažnyčios atstovų susirinkimą. Jame dalyvavo ir Bizantijos imperatoriaus atsiųsti pasiuntiniai. Jie susirinkime kalbėjo apie turkų ketinimus išnaikinti visus krikščionis. Tai padarė įspūdį. Ir buvo priimtas sprendimas organizuoti kryžiaus žygį. Žygio dalyviai turėjo prie savo drabužio prisisiūti kryžiaus ženklą. Pats popiežius palaimino tokį sprendimą, skelbdamas nuodėmių atleidimą visiems žygio dalyviams, o tiems, kurie žus, kankinio vainiką. Šio kryžiaus žygio siekis buvo išvaduoti iš netikėlių Jeruzalę ir Kristaus kapą. O žygio šūkis – tokia Dievo valia. Buvo sutelkta daugiau negu 12 000 žmonių minia. Jos dvasia kėlė 2 vienuolių karšti pamokslai. Tačiau visoje toje 12 000 minioje te buvo tik 8 riteriai ginkluoti. Taigi blogas žygio organizavimas privertė dalyvius badauti ir užsiminėti plėšikavimu pakeliui. Galiausiai nepasiekė savo tikslo ir Mažojoje Azijoje jie užstringa ir turkai juos visiškai sutriuškina. Praeina porą metų ir rengiamas kitas žygis iš Prancūzijos, Italijos ir kitų kraštų. Surenkami savanoriai ir jiems 1099 metais pasiseka užimti Jeruzalę. Istorikų nuomonė yra laikoma, kad tuo metu buvo išžudyta apie 70 000 musulmonų. Žydus krikščionys suvarė į sinagogą ir sudegino. Kryžiuočiai įkūrė Jeruzalės karalystę, kuri egzistavo iki 1118 metų. Be to, jie įkūrė Antiochijos kunigaikštystę ir Edesos grafystę. Šiose teritorijose vakarų bažnyčia įkūrė lotynų patriarchatą ir lotynų apeigų vyskupijas. Galiausiai suskilusios į rytų ir vakarų atšakas bažnyčios susivienimas nepavyksta. Bet Romos bažnyčiai pasisekė kuriam laikui save įtvirtinti artimųjų rytų regione. Padarykime nedidelę pertrauką ir grįšime prie krikščionybės eskizų. I pray not for riches untold. I pray for a heart of gold.
pray not for money or fame, no, no. I pray that I would know your name. Why should I worry about this line? Why should I worry about this line when it's fading away? Here we are, we're seeking you first in your kingdom. We're seeking you first in your kingdom, where righteousness reigns and justice rules. Here we are, we're seeking you first in your kingdom. We're seeking you first in your kingdom, where righteousness reigns and justice rules. Taigi tęsime bažnyčios istorijos eskizus krikščionybė 12 amžiuje. Iki 12 amžiaus rytinių slavų stačiatikių centras buvo Kijevo mieste. Kijevo metropolija buvo priklausoma nuo Konstantinopolio patriarcho. Šiaurinėse ir rytinėse rusų žemėse vietiniai kunigaikščiai stengėsi įsiamžinti. Jie statė naujas bažnyčias ir vienuolynus Vladimire,
Suzdalėje, Rostove, o kiek vėliau ir Maskvoje. Tokiu būdu jie tarsi lenktyniaudavo, norėdami savo valdose įtvirtinti stačiatikybę kaip krikščionybės formą ir parodyti savo pranašumą prieš kitus. Pagal bizantišką pavyzdį ėmė rašyti taip vadinamus šventųjų gyvenimus. Dažniausiai tai buvo būtos ir nebūtos istorijos apie rusų valdovus ir dvasininkiją, aprašant daugybę stebuklų ir jų gyvenimą. Tarpusavio karai tarp slavų buvo dažnas reiškinys. Galiausiai jie atkreipė dėmesį į Kijevo žemes. 1169 metais Vladimiro kunigaikštis Andrėjus Bogoliubas, vadovaudamas didžiuliai armijai, patraukė užimti Kijevo miesto. Miestą jis užima, sugriauna ir nuo to laiko Kijevas praranda svarbiausio miesto Rusijoje statusą. Kas vyksta vakarų bažnyčioje 12 amžiuje? Ten įsitvirtina rožančių naudojimas maldos metu. Augant žmonių pamaldumui vis labiau imama sureikšminti mergelės Marijos vaidmenį. Ji tapo visuotinę motiną, galingą užtarėją prieš savo sūnų ir beveik jo varžovę. Plito įsitikinimas, kad Marija, baigusi žemišką gyvenimą, buvo paimta į dangų, kūnu ir sielą. Tai paskatino specialių maldų mergeliai Marijai atsiradimą ir įsitvirtinimą. Marijos pagalbos ir užtarimo maldavo paprasti valstiečiai ir karaliai, ir riteriai, ir pirkliai. Išaugo prekybos šventosiomis relikvijomis apimtys. Kiekvienai naujai bažnyčiai jų reikėjo altoriui įrengti. Reikėjo lėšų bažnyčioms statyti. Prietaringi žmonės nešiojasi, kaip jie manė, tikro Kristaus kryžiaus gabalėlius, kurie esą galėjo apsaugoti nuo įvairių bėdų ir nelaimių. Buvo nueita taip toli, kad prekyvietėse buvo galima nusipirkti Kristaus kruvino prakaito lašų ir net mergelės Marijos pieno. Vakarų bažnyčia ir toliau tęsia kryžiaus žygius į Šventąją žemę ir į kitus artimųjų rytų kraštus. Taip pat pradeda žygius į Pabaltijį. Nors kryžiaus žygiai dažniausiai baigdavosi sutriuškinimu, nesėkmėmis, jie vis dėlto aktyviai organizuojami į Šventąją žemę iki pat 1250 metų. 1144 metais musulmonams pasiseka užkariauti dar kryžiuočių įkurtą Edesos grafystę. Krikščionys tai paskatina po 3 metų surengti dar vieną kryžiaus žygį, tai yra 1147 metais. Jį savo karštomis kalbomis įkvėpė žinomas mistikas Bernardas iš Klervo, Bernardas Klervietis. Šiam žygiui vadovavo vokiečių imperatorius Konradas III ir prancūzų karalius Liudvikas VII. Deja, žygis baigėsi jiems visišku pralaimėjimu. Žuvo gausybė riterių ir žmonių, kurie sekė juos. Vėliau musulmonai sutelkė didelę kariuomenę iš Egipto ir Sirijos prie Tiberiados ežero Palestinoje, sutriuškino krikščionių kariuomenę, užėmė visą Jeruzalę ir beveik visą Palestinos kraštą. Reikėtų paminėti, kad musulmonai, užimdami Jeruzalę, priešingai negu krikščionys prieš 88 metus, jie neižudė miesto gyventojų krikščionių, tačiau paleido į laisvę apie 60 000 žmonių. Tačiau vakarai nesusitaikė ir su šiuo gėdingu pralaimėjimu ir 1190 metais buvo surinktas dar vienas žygis, pavadintas karališkuoju. Rengiant šį kryžiaus žygį dalyvauja žymiausi Europos valdovai: Friedrichas I Barbarosa iš Vokietijos, Pilypas II Augustas iš Prancūzijos ir Ričardas Liūtaširdis iš Anglijos. Šis žygis taip pat baigėsi apgailėtinu pralaimėjimu. Tik pasisekė su musulmonų vadu Saladinu pasirašyti susitarimą. Šis susitarimas leido krikščionių piligrimams ir toliau lankyti Jeruzalę ir šventas vietas joje. Ankstyvieji bažnyčios reformacijos šaukliai. 12 amžius. Absoliuti krikščionių dauguma tiek rytuose, tiek vakaruose nuo pagonių ir musulmonų skiriasi tik savo religinėmis apeigomis bei ritualais, bet ne gyvenimo būdu. Tačiau ir tarp krikščionių visuomet buvo visa širdimi atsidavusių Kristui.
Nuo 10 amžiaus pradėjo atsirasti vis daugiau mažų grupelių, kurių tikintieji ne visuomet sutikdavo su oficialiosios bažnyčios praktika ir jos mokymu. Bogomilai. Bogomilai atsirado 10 amžiuje, dabartinės Bulgarijos teritorijoje. 12 amžiuje jų skaičius išaugo. Jie pasirodė ir kitose pietų Europos vietose. Bogomilai atsisakė daugelio oficialiosios bažnyčios doktrinų, bažnytinių apeigų, o relikvijų ir paveikslų garbinimą laikė stabmeldystę. Bogomilai išpažino visuotinę tikinčiųjų kunigystę. Jie daug laiko meldėsi ir apskritai pabrėždavo asketizmą asmeninėme gyvenime. Melsdavosi jie 4 kartus per dieną ir 4 kartus per naktį, o kai kurie dar dažniau. Bogomilai nepripažino kai kurių Senojo ir Naujojo testamento knygų. Laikėsi pacifizmo, tai yra nesipriešinimo. Paprasti žmonės juos mylėjo, tačiau oficiali bažnyčia bogomilus persekiojo. Juos kaltino nepaklusnumu bažnyčiai ir pasaulietiniai valdžiai. Ir rytų ir vakarų krikščionių bažnyčia juos laikė eretikais ir gnostikais. Na, iš tiesų, jų mokyme buvo nemažai gnosticizmo elementų ir kitokių visokių teologinių priemaišų. Pavyzdžiui, jie manė, kad gamta ir apskritai materija tai yra velnio kūrinys. O pats šėtonas taip pat esąs Dievo sūnus. Tik vėliau, kai jis sukilo prieš tėvą, jis esą buvo ištremtas. Dar bogomilai mokė, kad žmogaus kūnas priklauso šėtonui, o siela Dievui. Įdomu tai, kad kai kurie bogomilų tikėjimo elementai randami 17 amžiaus Rusijoje atsiradusių sentikių grupėse. Taigi mes pradėjome 12 amžiaus krikščionybės istorijos eskizą, ir dabar padarykime nedidelę pertraukėlę ir grįšime po muzikos. Jesus, you are all I need. To be yours is enough for me. You are my hope and my joy, and you are my song. To endure till you appear, and by your grace to then draw near. This is my hope and my joy, this is my song. I long to stay awake, unshaken in my faith, to serve you with a heart that's pure and true, to stand when you arrive, we're finally glorified. And all my sin is gone, and I am made new. This is my hope. You will come with the clouds on high, and you will call me by my name. And in a moment's time, with the dead in Christ, I will rise to sing your praise, and I'll never be the same. Jesus, you are all I need. To be called is enough for me. When you descend in might from heaven's throne, twinkling of an eye, with trumpet sound and angel cry, you will send forth a shout and call your own. And you will come with the clouds on high, and you will call me by my name. In a moment's time, and with the dead in Christ, I will rise
sing your praise. I'll never be the same. This is my hope. This is my hope. In fire this world you'll cleanse, and bringing recompense. You'll keep me in your hand, and from your storm. This is my hope. Until you come with the clouds on high, and I will call upon your name, and for all of time, with the Church of Christ, I now rise and sing your praise forever and always. This is my hope. Mada gyvieji šaltiniai, Arnoldas Matijošius. Toliau skaitau pastoriaus Latužio parinktus bažnyčios istorijos eskizus. 12 amžius. Tęsinys. Katarų tikėjimas. Katarai nuo 10 amžiaus buvo žinomi vakarų Europoje. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio reiškiančio švarūs. Jie buvo panašus į anksčiau minėtus bogomilus, tik taip dar griežtesni. Pavyzdžiui, katarai laikė, kad yra mirtina nuodėmė valgyti mėsą. Kai kur celibato, tai yra draudimo tuoktis, buvo reikalaujama ne tik tai iš dvasininkų, bet iš visų tikinčiųjų. Taip manė katarai. Tačiau jie atsisakė tradicinių liturginių pamaldų, paveikslų ir šventųjų garbinimo. Katarų pamaldų metu buvo skaitoma Evangelija, maldos buvo improvizuotos, paprastos, neišmoktos. Na, o pavyzdinė malda katarai laikė Tėve mūsų maldą. 12 amžiuje katarų gerokai padaugėjo pietų Prancūzijoje. Ten juos imta vadinti albigiečiais. Šis pavadinimas albigiečiai kilo nuo katarų centro Albi miesto. Ir popiežius nepatenkintas albigiečių katarų skaičiaus augimu ir Inocentas II ir prancūzų karaliai kartu susitarė rengė kryžiaus žygius. Šie kryžiaus žygiai istorijoje išliko pavadinimu albigiečių karai. Popiežius kaltino katarus albigiečius tuo, kad jie nepripažįsta bažnyčios teikiamų sakramentų ir esą jie neigia Kristaus prisikėlimą. Na, katarai sakramentuose iš tiesų nematė antgamtinio veikimo, bet kaltinimas Kristaus prisikėlimo paneigimu iš tikrųjų buvo prasimanimas. Galimas dalykas, jog tokia oficialios bažnyčios nuomonė atsirado dėl to, kad apskritai nuo 3 iki 6 amžiaus rytuose buvo išplitęs eretiškas manichėjų judėjimas. Jo dalyviai kai kur save ir vadino būtent katarais. Valdiečiai, valdensai. Valdiečių arba valdensų judėjimas atsirado 12 amžiuje po Kristaus. Valdiečių pavadinimas kilęs pagal turtingo prancūzų pirklio Petro, kai kur vadinamas Pieru, Petro Valdo pavardė. Jis buvo kilęs iš Liono miesto, Prancūzijoje. Istorijoje valdiečiai dar žinomi Liono vargšų pavadinimu. 1176 metai. Petras Valdo išgyvena gilų asmenišką atsivertimą į Dievą. Jis išsižadėjo savo turtų ir nusprendė gyventi toliau pagal Kristaus Evangeliją. Iš lotynų kalbos jis išverčia Naująjį testamentą į romanų kalbą, paprastų žmonių kalbą jo gyvenamoje vietovėje. Ta jis daro tam, kad galėtų savo skelbiamas tiesas pagristi šventuoju raštu. Petro Valdo pasekėjų ratas nepaliaujamai plėtėsi. Jie sumanė pagal Kristaus pavyzdį pasidalinti po 2 ir eiti
į visuomenę ir skelbti ją Evangeliją. Popiežius Aleksandras III palaimino asketišką valdiečių gyvenimo būdą. Tačiau jis griežtai nurodė, kad norėdami pamokslauti žmonėms, jie turi gauti vietinio vyskupo leidimą. Tačiau valdiečių gyvenimo būdas ir jų gyvas tikėjimas buvo kaip gyvas priekaištas turtingai ir dvasiškai sustingusiai oficialiai bažnyčiai. Todėl iš bažnyčios vadovų pritarimo savo pamokslavimui jie nesulaukė. Kai 1181 metais Liono arkivyskupas uždraudė jų veiklą, valdiečiai pradėjo dar uoliau pamokslauti. 1184 metais popiežius Liucijus III paskelbė jiems ekskomuniką ir davė nurodymą, kad valdiečius ir kitus atskalūnus naikintų vyskupų įkurta inkvizicija ir jai padėtų pasaulietinė valdžia. Prasidėjo žiaurūs persekiojimai, bet jie nesustabdė valdiečių veiklos. Jų gretos augo. Persekiojami Lione ir jo apylinkėse, jie traukėsi į kitas sritis. Daugiausiai slėpėsi Alpių kalnų slėniuose. Valdiečių veikla nenusilpo ir po ankstyvos Petro Valdo mirties. Sąjūdis pradėjo įgauti organizuotos bendrijos bruožų. Jau turėjo savo vyskupus, kunigus, diakonus. 1207 metais kai kurie valdiečiai sugrįžo į vakarų katalikų bažnyčią, bet daugiau tokių atvejų nebuvo. 1214 metais popiežius paskelbė visus valdiečius eretikais ir schizmatikais, tai yra atskilusiais nuo tikrojo tikėjimo, kaip jį vadino popiežius. Valdiečiai neturėjo nei centralizuotos dvasininkų hierarchijos, nei kokios nors labiau vieningos doktrininės sistemos. Prancūzijos valdiečiai skiriasi nuo Italijos tikėjimo brolių netokiomis radikaliomis pažiūromis. Tačiau tiek Italijos, tiek Prancūzijos valdiečiai jie atmetė bažnyčios tarpininkaujantį vaidmenį, dvasininkų tarpininkaujantį vaidmenį. Jie išpažino visuotinės kunigystės principą, kad visi tikintieji yra kunigai. Valdiečiai atsisako visų doktrinų ir praktikų, kurios jų nuomonė nepagristos šventuoju raštu. Tai yra visokių atvaizdų, relikvijų ir šventųjų garbinimo, mokymo apie skaistyklą, maldų už mirusiuosius. Valdiečiai mokė, kad jei mirusieji yra pragare, jie nebeturi jokios vilties. O jeigu jie yra danguje, tai gyvųjų žmonių maldų jiems jau nebereikia. Valdiečiai laikėsi pacifistinių pažiūrų, jie neduodavo jokios priesaikos. Tarp jų buvo pabrėžiama būtinybė studijuoti šventąjį raštą būtent gimtąją kalbą. Nors valdiečiai kelis šimtmečius buvo žiauriai persekiojami ir žudomi, jų sąjūdis nesunyko. Po 12 amžiaus ir vėliau jie išplinta po visą Vidurio Europą ir vėliau jau 16 amžiuje nemaža valdiečių dalis įsilieja į galingą reformacijos judėjimą. Dar ir šiandien Italijoje, daugiausiai Italijos šiaurėje, valdiečių bažnyčiai priklauso apie 35 000 tikinčiųjų. Dar kelios dešimtis tūkstančių gyvena emigracijoje, Pietų Amerikoje. Savarankiška valdiečių bažnyčia įeina į pasaulio reformuotų bažnyčių aljansą. Beje, dabartinis popiežius Pranciškus apsilankė Turino valdiečių bažnyčioje Italijoje 2015 m. birželio mėnesį. Ir ten jis ištarė nuoširdžius žodžius. Cituoju: "Iš katalikų bažnyčios pusės prašau atleidimo už nekrikščionišką, netgi nehumanišką elgesį praeityje jūsų atžvilgiu. Jėzaus Kristaus vardu prašau, atleiskite mums." Skaitėme krikščionybės istorijos eskizus 11-12 amžių, juos parengė pastorius Albertas Latužis iš Klaipėdos. Ir šiandieną gyvųjų šaltinių laida ir aš jos vedėjas Arnoldas Matijošius atsisveikiname su jumis. Laukiame jūsų atsiliepimų apie mūsų laidas, jūsų žinučių socialinėse tinkluose, skambučių į XFM radiją ir linkiu jums gražaus vakaro. Sudie. Shut it in.